Noriu parodyti Audi Q3 2018 metų, tokia mažytė, juoda spalva, S-Line'as, gavusi į priekinę dalį, labai nestiprus mušimas. Jeigu matot, yra bamperis, kliudytas šono, sparno tas apdaila. 53 000 mylių nuvažiavusi. Ir į kitą šoną dar šiek tiek yra gavusi sparnas, lempa, bamperis. Bet čia atrodo viskas normaliai, taip nepažeista. Šiek tiek yra trūkęs su toj vietoj kapotas, bet galima daryti tą patį. Bet S-Line, premium komplektacija, sausio 12 aukcionas, parsiduoda Progressivo, tai yra draudimo kompanijos. Jinai kūrėsi ir važiuoja, šiek tiek ant durų yra, bet duris irgi galima tas pačias sutvarkyti, čia nieko daug nėra. Stogas panoramos yra sveikos. Toliau einam žiūrėti galą. Galas taip pat yra sveikas, matau ir priekį ir gale turi parktronikus. Čia viskas tvarkingai. Čia viskas irgi pilnas komplektas. Iš tikrųjų, 53 000 mylių Hebra nuvažiavusi, tai 18 metai, tai labai nedaug eksploatuotas automobilis. Po to aš nueisiu daugiau priekį parodysiu, vat matant gražią odą turi, rudą odą. Vidus irgi visas tvarkingas, labai prižiūrėta mašina, juodas lubos. O, čia matau šiek tiek yra atšokusios lubos. Pasižiūrim čia. Pabandysiu, nueisiu, užvėsiu, bet šiaip matosi, kad būklė tikrai gera mašinos yra. Taip, pasižiūrim čia priekinės durelės taip pat, oda nesuplyšo, šiek tiek sėdynė pasidėvėjus, bet tai nesuplyšusi tikrai. Taip, pabandom užvėsti. Užsiveda, viskas tvarkoj. Taip, kas čia šildomos sėdynės turi. Variklis šiek tiek ant laisvų apsukų. Šiek tiek keistai dirba, bet kaip duodi daugiau gazų, lyg tai viskas neblogai atrodo. Taip garso kažkokio nėra, bet... Tai va, toks automobiliukas, mažas, ekonomiškas, 2 litrai, S-Line'as.